dingtų iš Binance ar kitų piniginių, jeigu numirtų? Labai geras klausimas. Jeigu blockchain'e jie ten ir liktų, jeigu Binance, tai liktų pas juos, nes jie yra privačių raktų laikytojai. Rekomenduoju, nes taip gali atsitikti, kopijas kažkas turi turėti, ar advokatai, ar teisininkai jūsų, kuriais pasitikit, ar mamas, tėtės, dedos, sesės, kuriais pasitikit, antrą kopiją. Ir nenaudokit niekur biometrinių duomenų. Kodėl? Jeigu tikrai taip nutiktų, jūs nebeturėsit prieigos. Kodai nepadės, jeigu bus tik ant biometrijos prijungti. Aš net telefone nenaudoju biometrinės. Tai patogu, nereikia visada kodo suvedinėti, bet ta prasme norės prisijungti prie jūsų piniginės, negalės, nebus jūsų veido, viskas, ate. Čia yra dar vienas dalykas, kad kriptoturtą, jeigu turit, jeigu jūs teisingai jo neapsaugot ir nepagalvojat apie ateitį, kad gali vienaip ar kitaip atsitikti, tai to turto gali ir nieks nepaveldėti, tai kam tada jį turėti, žinai.